Labadiena, mėly futbolo aistruoliai, sveikinamės iš Panevėžio Aukštaitijos stadiono, kur netrukus Lietuvos pirmos lygos čempionato 10-ojo turo rungtynes žais aikštės šeimininkai, Panevėžio futbolininkai, jų varžovai iš sostinės Vilniaus Vyčio ekipa. Raudonai baltos spalvos marškinėliais vilki vilniečiai ir mėlynos spalvos aprangą vilki aikštės šeimininkai, Panevėžio futbolininkai. Stiprus varžovas teko Panevėžio komandai, šiandien į Panevėžį atvyko trečią vietą turnyro lentelėje užimanti Vyčio ekipa, tačiau pagal prarastus taškus jie yra pirmi. Ir tarkim, jeigu šiandien pavyktų iškovoti pergalę Vyčio komandai, tai ji pakiltų į pirmąją turnyro lentelės poziciją. Tik Stumbras B ir Pakruojis turi 1 taškų daugiau, tačiau Stumbras yra sužaidęs 9 rungtynes, Pakruojis 10, o Vilniaus Vytis tik 8. Taigi, kaip minėjau, pergalės atveju Vilniaus Vytis taptų vienvaldžių lyderių. Iš tiesų labai sėkmingai šių metų čempionate rungtyniauja Vilniečių ekipa ir jeigu čempionatą jie pradėjo pralaimėjimu, jau pirmajame ture namuose 1-2 buvo nusileista Pakruojui, tai po to sekė įspūdinga 7 nepralaimėtų rungtynių serijoje, per kurias Vytis iškovojo 6 pergalės ir 1 kartą sužaidė lygiosiomis. Algimantas Liubinskas, pakankamai žinomas specialistas, vienas žinomiausių specialistų, treniruoja Vilniaus Vyčio komandą. Šiandien 5 teisėjai yra aikštėje, taigi yra ir pirmas papildomas ir antras papildomas teisėjas, tai yra teisėjai prie vartų. Kiek teko komentuoti pirmoje lygą, tai pirmasis atvejis toks, būtent pirmosios lygos pirmenybėse ne visuomet net yra lygoje būna 5 teisėjai, bet tai yra tik pliusas, turbūt ir federacijos vadovai vertino tai kaip reikalingą dalyką, nes komandos yra tikrai stiprios, panevėžiečiai dar prieš sezoną deklaravo, kad jų tikslas kitąmet žaisti Lietuvos lygos čempionate, o Vilniaus Vytis ir be tų deklaracijų yra pakankamai stipri komanda, kaip minėjau, jie šiuo metu yra 3, bet pagal prarastus taškus yra pirmi, tai yra mažiausiai taškų praradusi komanda ir būtent kuo toliau, tuo geriau ši komanda įsižaidžia, nors prieš pat sezono startą visa eilė žaidėjų paliko komandą, kai kurie dauguma išėjo į Panevėžio komandą, kuri naujai įkurta rungtyniauja antrosios lygos pirmenybėse, ir tai pakankamai žinomi žaidėjai, kaip Gražiūnas, kaip Radavičius, kaip kiti paliko Vyčio komandą, tačiau nepaisant to, Algimantui Liubinskui pavyko suburti pakankamai stiprų ir pajėgų kolektyvą ir dabar ši ekipa yra tarp pirmojo trejeto. O praėjusiu metu čempionate Vilniaus Vytis surinkęs 60 taškų užėmė 3 vietą, panevėžiečiai surinkę 59, liko 5. Praėjusiu metu čempionate čia Panevėžyje, Panevėžys laimėjo rezultatu 1-0, o Vilniuje Lietuvos futbolo federacijos stadione vykusioje mače 2-0 pergalę šventė Vytis. Taigi po pergalę pasidalino praėjusiu metu pirmenybėse Vyčio ir Panevėžio komandos. Dabar atėjo laikas supažindinti su komandų sudėtimis. Pradėsime nuo Vyčio. Vartose 12 numeris Karolis Širba, aikštės žaidėjai 5 numeris Ernestas Milinas, 6 Haroldas Šidlauskas, 14 Arsenijus Buinickis, 11 Suaresas Leonardo, futbolininkas iš Brazilijos, 17 Tomas Misiūnas, 20 Benas Lučiūnas, 21 Arminas Vaskela, 71 Tomašas Simulevičius, 77 Nikolajus Misiukas ir 94 Paulius Osauskas. Kaip minėjau, komandos vyriausiasis treneris Algimantas Liubinskas. Be to, šiandien Vyčio komandoje tik 2 žaidėjai yra atsargoje, tai vartininkas Tomas Dudėnas ir aikštės žaidėjas Deividas Malžinskas. Nėra finansiškai labai stiprus Vyčio klubas, nėra turbūt didelių galimybių, finansinių galimybių turėti daug lygiaverčių žaidėjų ir, kaip matome, komanda šiuo metu atvyko tik 13 žmonių į Panevėžį ir tai irgi ne iš gero gyvenimo, tačiau nepaisant tų visų sunkumų, komanda, kaip minėjau, kol kas šiuo metu čempionate rungtyniauja puikiai. Antrasis kampinis paeiliui prie Vilniečių vartų, pakeltas kamuolys, vartininkas Širba numuša kamuolį toliau ir vėl su juo Mantas Sabėnas. Dabar aikštės šeimininkų sudėtis vartosi 1 numeris Marius Suvaizdis, aikštės žaidėjai
5. Tomas Rekašius, 7. Komandos žaidžiantysis treneris ir vyriausias treneris Mantas Savėnas, 9. Povilas Lukšys, 10. Žilinas Banys, 11. Tadas Markevičius, 19. Gabrielius Domkus, 21. Ukrainietis Eduardas Grigorenko, 49. Japonas Mitanis Subasa, 71. Ganos pilietis Čarlis Atsina ir 90. Arnas Ribokas. Komandos vyriausias treneris Mantas Savėnas, kuris yra aikštėje, jo asistentas Dainius Gleveckas. O sargoje yra visa eilė žaidėjų, kurie gali pasirodyti po keitimų. Tai Džiugas Petrauskas, Rigobertas Songas, Andrius Arlauskas, Ronaldas Misiūnas, Vilius Gedraitis, Arnas Jurevičius ir Mindaugas Butkus. 5 žaidėjus, kaip žinia, galima keisti pirmosios lygos pirmenybėse. Na, o tuos 5 keitimus galbūt ir ne visos komandos atlieka, tačiau tai yra pakankamai nemažas skaičius ir galima tikėtis, kad šiandien Panevėžio komandoje, ypač antrajame kėlinyje, mes išvysime nemažai žaidėjų, kurie gali pasirodyti komandoje. Savėnas Mitanė. Kova dėl kamuolio. Vilniečiai, kaip ir panevėžiečiai, sėkmingai startavo šių metų taurės varžybose. Abi komandos įveikė jau po 2 etapus ir pateko į Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalį. Panevėžiečiai ištraukus burtų žais su Telšių Džiugo komanda, tai yra pirmosios lygos komanda, o Vilniaus Vytis taip pat žais su pirmosios lygos komanda su Alytaus Dainava. Taigi abi komandos, ir Vytis ir Panevėžys, teoriškai gali susitikti, tarkim, kitame etape, jeigu ištraukus burtus ir įveikus savo varžovus aštuntfinalyje, tarkim, burtai suvestų ketvirtfinalyje šias 2 komandas. Beje, panaši situacija yra jau praktiškai įvykusi, dabar kalba apie Telšių Džiugą, būtent su šia komanda. Panevėžiečiai žais jau kitą penktadienį čia Panevėžio Aukštaitijos stadione, o po to 24 birželio jau su Telšių Džiugu teks kautis čia Aukštaitijos stadione Lietuvos futbolo federacijos taurės aštuntfinalyje. Grigorenka dešiniuoju kraštu. Ukrainietis apveda kelis varžovus, per toli šiek tiek paleistas kamuolys ir čia rikošėtas, bet vis dėlto sėkmingai viskas baigėsi Karoliui Čirbai. Tokia įdomi situacija ir patenkinti žiūrovai. Toks kurioziškas momentas, kai kamuolys pataikė į Panevėžio komandos futbolininką ir vos neįskriejo į Vilniaus Vyčio komandos vartus. Minėjau, kad 3 vietoje turnyro lentelėje yra šiuo metu Vilniaus Vyčio ekipa, na, o Panevėžio komanda atsilieka kol kas nuo vilniečių. Vytis turi surinkęs 19 taškų per 8 susitikimus, panevėžiečiai turi surinkę tik 10. Taigi kol kas 9 taškais atsiliekame nuo Vyčio, bet pergalės atveju tas skirtumas sumažėtų iki 6. Kalbant apie žaidėjus, kurie šiais metais daugiausiai yra pelnę įvarčių, tai panevėžiečių komandoje žaidžiantysis treneris Mantas Savėnas, jis yra įmušęs 3 įvarčius, o svečių komandoje daugiausiai 5 įvarčius yra įmušęs Nikolajus Misiukas, jo marškinėliai pažymėti 77 numeriu. Na, 2 įvarčius panevėžiečiams yra pelnę dar Lukšys ir Markevičius. Perdavimas į baudos aikštelę. Neblogai pradėjo rungtynes, panevėžiečiai su vienu lyderiu. Matome, perimta iniciatyva, perdavimas Banio Ribokui, ne visiškai tikslus. Ir dabar teks jau vilniečiams smūgiuoti kamuolį nuo savo vartų. Tai darys Karolis Čirba, svečių komandos vartininkas. Na, nepristačiau dar ir šio mačo teisėjų, taigi aikštės teisėjas Gediminas Mažeika, geriausias Lietuvos teisėjas, jo asistentai Vytautas Šimkus bei Vytenis Kazlauskas, pirmasis papildomas teisėjas Donatas Rumšas, antrasis papildomas teisėjas Robertas Balikonis, rungtynių inspektorius Vitalijus Kazlauskas. Na ir dar rezervinis teisėjas Mantas Pomeckis, panevėžietis. Štai šeimininko taka. Grigorenka gauna perdavimą iš Savėno, čia perdavimas Čarliui Atsinai, bet paskutinę akimirką gelbstisi vilniečiai. Ernestas Mininas smūgiuoja kamuolį už galinės linijos ir trečiasis keitimas, trečiasis kampinis prie svečių komandos vartų. Visus kampinius panevėžiečiai kol kas kelia iš dešinio krašto ir tai jau, kaip įprasta, daro Arnas Ribokas.
Išžaistas kamuolys, Savėnas Ribokas, vėl Savėnas. Vėl Ribokas. Dabar bandymas pakelti, nelabai sėkmingas ir gali būti kovojingas kontraišpuolis, tačiau Japonijos pilietis Tsubasa sėkmingai žaidžia aikštės viduryje, perimdamas kamuolį. Atsina. Banys. Savėnas. Akilai prižiūri Savėną, dviese varžovai. Ir pavyksta vis dėlto sustabdyti šią Panevėžiečio ataką, bet kamuolio kontrolė toliau išlieka aikštės šeimininkų. Atsina. Rakašius. Lukšys. Būtent šie du žaidėjai rungtyniauja vidurio gynėjų grandyje. Grigorenka. Savėnas. Neblogas perdavimas. Markevičius bus aikštelėje. Perdavimas Šeigos. Čia nieko nėra. Savėnas. Per toli paleistas kamuolys. Tsubasa. Teritorinė persvara kaip reikiant užvaldė Panevėžio ekipa. Ir jie kol kas aktyvesni mačo pradžioje. Na, reikia pergalių panevėžiečiams. 10 vieta, ne ta vieta, kuria būtų galima didžiuotis ir džiaugtis, užimant ją. Todėl dar tikrai yra laiko pagerinti turnyro padėtį ir norint tai padaryti, reikia pergalių, reikia taškų. Grigorenka. Aktyvus šis ukrainietis dešiniajame krašte. Baudos aikštelėje. Perdavimas arčiau vartų Macinai, bet vėl sutankinta gynyba ir vėl nepavyksta prasiversti arčiau vartų. Puikus oras šiandien Panevėžyje. Ankstyvą rytą kiek palinojo, tačiau dabar aikštė puikiai, išdžiuvusi ir taip pat žalia veja labai geros kokybės. Džiaugiasi praktiškai visų komandų treneriai atvykę į Panevėžio Aukštaitijos stadioną, kad čia tikrai geros sąlygos. Na, galima pastebėti net ir vartininko aikštelėje. Žolė yra pilnai užžėlusi, nėra ištirptų dėmių, kai būna kitų miestų stadionuose. Taigi tikrai galima pasidžiaugti gerą vejos kokybę, gerų Panevėžio Aukštaitijos stadionu. Na, dabar reikia tik laukti Panevėžio komandos pergalių. Savėno. Perdavimas į priekį Markevičiui, šiek tiek netikslus. Kamuolys atitenka Ribokui, kuris jį specialiai išleidžia. Banys. Mitani. Aktyviai stengiasi rungtyniauti panevėžiečiai. Dešiniame krapšte Domkus. Aktyvus Gabrielius Domkus, tačiau nesugeba išlaikyti kamuolio, jį praranda. Na, kol kas daugiau gynybinio plano rungtynės, kalbant apie vilniečius. Apskritai, Vyčio komanda yra viena iš dviejų geriausiai visoje lygoje besiginančių komandų ir ši ekipa yra per 8 mačus praleidusi vos 6 įvarčius į savo vartus. Tai yra kaip ir Kauno Stumbro B komanda. Mažiausiai įvarčių praleidusios ekipos, vos po 6. Čia vartininkas Širba greitesnis už Čarlį Atsiną, bet pavojus buvo iškilęs prie Vilniaus komandos vartų. Vilniečiai labai drausmingai rungtyniavo gynyboje, o puolime sugeba įmušti vieną kitą įvartį ir to pakanka, kad iškovoti pergalėmis, kurios dažniausiai būna pasiektos neaukštais rezultatais. Dabar Vilniečių ataka, baudos aikštelė kamuolys ir pirmasis smūgis į vartų plotą, tačiau Marijus Suvaizdžio jis nėra pavojingas. Panevėžiečių vartininkas gaudo kamuolį ir netrukus jį grąžins į žaidimą. Panevėžio komanda taip pat yra viena iš geriausiai besiginančių. Per 8 mačus panevėžiečiai praleido savo vartus 8 įvarčius, tai yra lygiai po vieną įvartį vidutiniškai per rungtynes. Vilniečiai, kaip minėjau, per 8 mačus praleido 6, dar šiek tiek geriau. Tačiau Vilniečių puolimas yra geresnis, Vytis įmušė 18 įvarčių, panevėžiečiai kol kas tik 11. Markevičius baudos aikštelėje, perdavimas, Mitani, reikia smūgiuoti į vartus ir čia gynėjas nuo vartų linijos išmuša kamuolį Grigorenka. Aktyvus panevėžiečiai, atrodo, kad presta įvartis į Vilniaus Vyčio komandos vartus, kol kas akivaizdžiai pranoksta rungtynių pradžioje savo varžovus
Panevėžio ekipa ir kuria žymiai pavojingesnius momentus prie varžovo vartų. Na, Spečia iš vis praktiškai nieko nesukūrė, skyrus tą neįtin stiprų smūgį, kai kamuolį didesnių problemų sugavo Marius Suvaizdis. Panevėžiečiai su kamuoliu Lukšys, Rakašius, Banys. Markevičius, Atsina. Na, čia jau per daug. Raudonai baltą aprangą vilkinčių žaidėjų ir dviems panevėžiečiams buvo pro 4 ar 5 varžovus prasiveržti sudėtinga. Dar kartą bando panevėžiečiai surengti ataką. Banys, Atsina. Žaidžia su Markevičium, tačiau žaidžia ne visiškai tiksliai. Na, kol kas antroji numeriu rungtyniauja Vilniaus Vytis. Suprantama, žaisti išvykoje, kai atvyko iš vis tik 13 rungtynėms registruotų žaidėjų. Tai labai aktyviai, galbūt ir netikslinga, nes paprasčiausiai gali pritrūkti jėgų antroje rungtynių pusėje, kai turės galimybę komandų treneriai leisti aikštelę naujus futbolininkus, o kaip minėjau, praškai nėra ko leisti. Vienas atsarginis žaidėjas ir vienas vartininkas Vilniaus Vyčio ekipoje. Taigi pagal šį faktorių yra akivaizdus Panevėžio komandos pranašumas ir patyręs treneris Argimantas Liubinskas. Tai suprasdamas matyti ir nori, kad futbolininkai šiek tiek išsaugotų daugiau jėgų. Markevičius nori pražangos, tačiau šiandien rungtynėms įsijauja Gediminas Mažeika, geriausias Lietuvos teisėjas. Be abejonės geriausias Lietuvos arbitras, taigi manau, kad žaidėjai tai supranta ir priekaištų vargu ar galima tikėtis. Na, galbūt jų ir bus, bet teisėjų autoritetas taip pat savo daro ir be galo malonu, kad pirmosios lygos vienoms stipriausių komandų teisėjauja tokių patyrusių, na ir geriausių Lietuvos teisėjų brigada. Na, čia nėra pražangos. Savėnas. Atsina. Savėnas, baudos aikštelėje. Smūgis į vartus. Atsina! Atsina! Ojojojojoj! Iš tuščių vartų ištrauktas kamuolys. Dabar gynėjas jau buvęs kaip vartininkas sužaidė tiesiog stebėtinai gerai. Na, bręsta įvartis. Turbūt kitaip nepasakysiu, pakartosiu tą, ką prieš tai minėjau. Bręsta įvartis. Kol kas ryškiai geriau atrodo Panevėžio komanda ir panašu, kad vis dėlto turėtų pagaliau palūžti svečių komanda, nors kol to įvarčio nėra, tol jiems noro ir motyvacijos ginti savo vartus netrūks. Bet jau mažiausiai 3 progas turėjo panevėžiečiai pasižymėti šių vakaro rungtynėse. Grigorenka. Banys. Domkus Banys. Grigorenka gauna kamuolį, labai aktyvus šis ukrainietis dešiniajame krašte, perdavimas Atsinai. Nepavyksta. Aukštas kamuolys, siunčiamas Atsinai. Atšoka į toli Ribokui. Savėnas. Pražanga. Mantas Savėnas yra griaunamas iki vartų apie 400 metrų, bet galima ir iš čia smūgiuoti. Savėnas įmušė įvartį taurės varžybose į Kauno Žalgirio komandos vartus. 16 rungtynėse. Tiesa, ten buvo, na, bent jau mano apskaičiavimais keli metrai arčiau iki baudos aikštelės, bet žinant Savėną, nenustepčiau, kad ir čia kamuolys įskrietų į vartų tinklą ir taip nuliūdintų vilniečius. Savėnas be jokios abejonės yra ir šiuo metu geriausias Lietuvoje, įskaitant ir A lygos komandų žaidėjus, standartinių padėčių specialistas ir jam prilygti nieks negali, turbūt ir negalės dar 20 ar 50 metų. Savėno smūgis! Ir štai labai pavojingas. Paploja žiūrovai Mantui Savėnui už šį neblogą smūgį. Tiesa, šį kartą į vartų stačiakampį nepataikyta, bet realiai grėsmė tykojo ir
smūgis buvo be galo pavojingas. Panevėžiečio ataka, bandys Ribokas. Perdavimas Markevičiui, vartininkas Širba. Greitai Karolis Širba įveda kamuolį į žaidimą, galbūt tikėdamasis, kad surengs jo komandos draugai išpuolį, kol nespėjo grįžti dar panevėžiečiai prie savo vartų, bet kol kas gerai rungtyniauja Panevėžio futbolininkai ir didesnių bėdų ir problemų kol kas gynyboje nėra. Svečių ataka. Osauskas. Prarastas kamuolys. Grigorenka. Grigorenka praranda kamuolį ir dabar galimybė kontratakuoti. Vilniečiai su kamuoliu. Smūgis iš toli. Suvaizdis gaudo kamuolį. Vienas pavojingesnių momentų. Tomašas Simulėvičius. Atsiprašau, Nikolajus Misiukas. Nikolajus Misiukas smūgiavo dabar, Suvaizdis atrėmė tą smūgį, bet kamuolys jau kirto galinę liniją, taigi kampinis prie Panevėžio komandos vartų. Pirmasis kampinis, kurį kels svečiai, konkrečiai Arminas Vaskela. Pakeltas kamuolys į baudos aikštelę, aukštas trajektorija, kiek toliau. Na, turbūt čia namų darbai, bet Haroldas Šidlauskas nesugeba kamuolio pamušti komandos draugams. Jis skrieja už galinės linijos ir smūgis nuo Mariaus Suvaizdžio ginamų vartų. Kol kas 0-0, nepaisant to, kad mažiausiai 3 progas turėjo Panevėžys ir prisimena 2 kartus, kai tiesiog gynėjas išmušė kamuolį nuo vartų linijos, jau atrodė tokiose situacijose, kur buvo neišvengiamai kritęs įvartis į vartus kitose situacijose, bet šį kartą nenutiko. Sėkmingas gynėjų žaidimas ir rezultatas vis dar 0-0. Savėnas. Ribokas. Markevičius. Nebloga ataka kairiuoju kraštu. Šiek tiek galbūt pritrūko greičio Tadui Markevičiui, tačiau kamuolį įsisaugo, perdavimas Ribokui. Savėnas. Smūgis iš eigos. Labai netikslus, tačiau už tokius smūgius paploja žiūrovai Mantui Savėnui. Suprantama, visko įmušti, visko pataikyti neįmanoma, bet tokie netikėti tolimi smūgiai taip pat yra reikalingi. Jeigu tiksliai pataikysi, galima ir tolimų smūgių pelnyti įvartį, ką Mantas Savėnas ir šių metų, ir daugybę metų pirmenybėse yra jau ne kartą įrodęs. Karolis Širba grąžina kamuolį į žaidimą. Rakašius, Lukšys ir praleidžia jis kamuolį Mariui Suvaizdžiui. Lukšys. Tsubasa. Lukšys. Rakašius. Na, matome tik nuo aikštės vidurio pasitinka varžovus Vytis. Nenaudoja aukšto presingo, vilniečiai, suprantama, dėl ko. Vilniečiai bando surengti išpuolį, kol kas viską lėtokai atlieka jie ir spėja Panevėžio komandos žaidėjai grįžti prie vartų, o kitas tik nereikia nei prie vartų, jau aukšties viduryje. Praranda kamuolį svečiai. Buinickis ieško laisvų komandos draugų. Perdavimas Misiūnui. Baudos aikštelė kamuolys, ten Arsenijui Buinickiui iš po kojų išmuša kamuolį. Japonas Mitani Tsubasa ir dar vienas kampinis prie panevėžiečių vartų.
Vėl prie kamulio. Arminas Vaskela. 26 metų žaidėjas. Rungtyniavęs ne vieną sezoną ir Lietuvos lygos čempionate. Vaskela kelia kamulį. Čia karšta buvo. Prie vartų, na gerai, kad niekas iš varžovų nepataikė, bet laimėjo kovą dėl kamulio. Pirminė kova vilniečiai, bet nepasinaudojo tuo ir dabar jau Marius Suvaizdis vėl grąžins kamulį žaidimą. Smūgių nuo savo vartų. O čia gali būti pavojinga ataka, perimtas kamuolys, Nikolajus Misiukas. Yra laisvės ir erdvės jam, pakeltas kamuolys, smūgis galva, netikslus. Įsidrąsina vilniečiai ir matome jau 2 atakas, surengė jie per keletą pastarųjų minučių. Šį kartą netikslus Tomašo Simulievičiaus smūgis galva, bet vis dėlto jau nebe tokie pasyvūs Vilniaus Vyčio futbolininkai įpusėjus pirmajam kėliniui. Kova dėl kamuolio, aikštės viduryje, su kamuoliu vilniečiai, perdavimas į priekį, čia nieko nėra, išskyrus Arną Riboką, Banys, Rakašius, Domkus, perdavimas Grigorenkai, ukrainietį akylai prižiūri vilniečių komandų žaidėjai ir dabar keičiama atakos kryptis. Aikštės vidurių ir kairiuoju kraštu daugiau rengia dabar šią ataką. Panevėžio futbolininkai, Banio perdavimas Ribokui. Labai jau akivaizdžiai viskas buvo suplanuota ir varžovai buvo tam pasiruošę. Misiukas. Perdavimas Buinickiui. Na, sakykime taip, atlaikė pirmąjį atakų škvalą vilniečiai, po truputį lygina žaidimą ir dabar jau jis yra visiškai įsilyginęs, nors kėlinio pirmoje pusėje, sakyčiau, dominuojančią persvarą turėjo Panevėžys. Atsina, gražiai žaidžia jis, gali būti pavojinga ataka, atsina Grigorenka. Grigorenka įsiveržė baudos aikštelę, smūgį, ne, na čia nevykęs sprendimas, tačiau Markevičius, Savėnas. Savėno neleidžia smūgiuoti varžovai, suprasdami, kad jo smūgis yra pavojingas iš bet kurio praktiškai aikštės taško. Na, galbūt nuo savo baudos aikštelės jis neįmuštų įvarčių, tačiau varžovo aikštės pusėje jis yra pavojingas praktiškai bet kuriame taške. Lukšys. Domkus. Grigorenka žaidžia senelę su Domkumi. Ne visiškai tiksliai šis derinys sužaistas ir dabar reikia jau gintis nuo vilniečių atakų. Pražangos nėra, švariai perimtas kamuolys, Lukšys, Banys. Savėnas. Perdavimas Atsinai. Šis jau baudos aikštelėje. Ir vartininkas Karolis Širba. Aktyviai rungtyniauja pastarąjį žaidimo atkarpą. Abi komandos, sakykime taip, beveik be aikštės vidurio žaidžia jos. Ir vieni ir kiti greitai perina į varžovo aikštės pusę. Savėnas. Mitanis su Basa. Atsinai nepavyksta užsikabinti šio kamulio. Rekašiaus perdavimas atgal Suvaizdžiui. Savėnas. Ir vėl vartininkas, na, kaip žiūrėsi, Karolis Širba žiūri, darbo turi, na, turbūt keletą kartų daugiau nei jo oponentas kitoje barikadų pusėje, Marius Suvaizdis, kuris porą kartų buvo priverstas kibti į darbą. Žovų vartams grėsmė žymiai didesnė. Ribokas. Perdavimas į baudos aikštelę. Vartininkas numuša kamuolį. Mitani. Banys.
Gali uždėti iš toli šis vaikinas. Domkus. Savėnas. Griaunamas Mantas Savėnas. Pražanga. Na, čia ties pačiu baudos aikštelės kraštu. Jeigu būtų arčiau vartų vidurio, tuomet būtų galima tikėtis tiesioginio smūgio ir netgi labai pavojingo. Dabargi čia smūgiuoti galima, tačiau veikiausiai bus keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Na, Ribokui čia patogiau, jeigu smūgiuoti arba kelti, jis vis dėlto žaidėjas, kuris žaidžia kairę koją. Panašu, kad bus keliamas kamuolys į baudos aikštelę. Na, vartininkas net neprisilėtė prie kamuolio, kadangi už tai jį padarė gynėjas, galva išmušdamas kamuolį toliau. Subas Samitani. Banys. Perdavimas Savėnui. Nuo galvos vartininkas kumščiai smūgiuoja kamuolį toliau. Ribokas. Neblogas perdavimas Markevičiui. Tačiau nuo pastarojo kamuolys palieka aikštę ir smūgis nuo vartų. Čarlis Atsina. Na, čia nieko nėra. Markevičius tik dabar atskuba į baudos aikštelę. Rakašius. Kova su Misiuku. Aukštas Nikolajus Misiukas ir nelengva kovoti prieš jį. Fiziškai ganėtinai stiprų, tačiau galbūt ir nelabai greitą žaidėją. Čia nepataiko tinkamai į kamuolį. Rakašius ir į žaidimą grąžins dabar vilniečiai. Niekur neskuba Vyčio ekipa, matosi, kad vaikinai jau šiek tiek pavargo, taigi reikia taupyti jėgas, o keitimų, kaip minėjau, praktiškai nėra. Vienas žaidėjas, kuris gali pasirodyti aikštėje. Tai pasitaikius mažiausiai atokvėpio akimirkai, stengiasi ją išnaudoti. Vyčio ekipa. Pakeltas kamuolys. Lukšys. Vilniečių taka, vėl Lukšys, Markevičius. Na, galima bandyti surengti greitą ataką, tačiau reikia viską daryti šiek tiek greičiau. O negana to, Markevičius dar netiksliai smūgiuoja kamuolį ir vėl jis atitenka vilniečiams. Jų ataka, baudos aikštelėje Vyčio ekipa. Pavojinga galėjo būti šio ataka, viskas baigėsi sėkmingai ir Subas Samitani specialiai išleidžia kamuolį, matydamas, kad jis nuo varžovo kojos skrieda į užribį. Laikas po truputį bėga, o kol kas rezultato nėra teigiamo panevėžiečiams, nors mačo pradžioje arba pirmo kėlinio, pirmoje pusėje tų progų tikrai buvo ir ne viena. Na, reikia tikėtis, kad jų dar bus. Dar tikrai daug laiko, visas antrasis kėlinys dar šiame lieka šiek tiek laiko, taigi reikia tikėtis, kad Panevėžio futbolininkai vis dėlto sugebės įveikti Vyčio komandos vartų tvirtovę ir pelnyti įvartį, nors realiai Vyčio komanda yra geriausiai besiginanti ekipa. Ir tai, kad komanda praleido tik 6 įvarčius, byloja, kad lengva įmušti įvarčių iš šios ekipos vartus niekam nėra. Leonardo, perdavimas į priekį. Pavojinga ataka, bet čia sėkmingai žaidžia Marius Stankevičius. Marius Stankevičius stebi rungtynes, o čia Marius Suvaizdis. Taigi
Marius Stankevičius irgi stebi rungtynes, buvęs ilgametis Panevėžio Ekrano žaidėjas. Žaidėjas ilgus metus atstovavęs Lietuvos rinktiniai ir ilgus metus vis dar rungtyniaujantis užsienyje. Smūgis iš toli blokuotas. Dar viena vilniečio ataka. Leonardo. Perdavimas ne visiškai tikslus. Jeigu būtų pavykę sužaisti senelę tame epizode, galėjo būti ir labai pavojinga. Ir nuo Povilo Lukščio, nuo vilniečių komandų žaidėjo, kamuolys palieka aikštę, taigi smūgis nuvertų. Atsina. Perdavimas Savėnui. Prašo aktyviau žaisti savo komandos draugų, judėti aikštėje aktyviau. Marius Suvaizdis, komandos vartininkas. Taip, nebedaug laiko lieko iki pirmojo kėlinio pabaigos, todėl reikia kaip įmanoma produktyviau sužaisti tas likusias minutės ir galbūt vis dėlto įmušti bent vieną įvartį į svečių vartus ir išeiti poilsio esant geros nuotaikos. Kodėlgi ne? Toks scenarijus įmanomas. Dabar šiek tiek pasikeitė kraštais. Grigorenka su Markevičiumi. Markevičius jų dešiniajame krašte, Grigorenka kairiajame. Markevičius apžaidžia varžovą, bet neišleidžia kamuolio. Nuo varžovo aikštės, nuo varžovo kojos kamuolys skrieja už aikštės ribų ir dabar dar vienas kampinis. Vėl Arnas Ribokas iš kairio krašto kels kampinį ir standartinės situacijos dažnai būna pavojingos tiek prie vienos, tiek prie kitos komandos vartų. Įvartį skanduoja žiūrovai, pakeltas kamuolys ir jis vis dėlto vėl nesuspurda vartų tinkle, gal trečią ar ketvirtą kartą nuo vartų linijos vilniečiams pavyksta išmušti kamuolį atgal į aikštę ir visos tos pastangos kol kas yra bevaisės. Dar viena panevėžiečio ataka. Pavojinga ataka gali būti. Smūgis, šį kartą gynėjas. Lukšys. Savėnas. Nepavyko surengti greitos atakos, taigi dabar pozicinis bandymas užpulti ir žiūrėsime, kaip seksis panevėžiečiams. Ribokas. Išleistas kamuolys už aikštės ribų.
Taigi tęsiasi rungtynės, kol kas vis dar 0-0, na, o visiems mūsų žiūrovams noriu pranešti džiugią naujieną, kadangi pertraukos metu pavyks pasikalbėti su buvusiu ilgamečiu Lietuvos rinktinės Panevėžio Ekrano ir užsienio įvairių klubų žaidėjų Mariu Stankevičiumi. Taigi visiems, kurie žiūri mūsų transliaciją, pertraukos metu siūlyčiau nenusisukti nuo mūsų ekranų ir stebėti pokalbį, manau, įdomų pokalbį su legendiniu Panevėžio Ekrano ir Lietuvos futbolininku. Neskuba išmesti, kamuolio iš užribio. Svečiai. Ir dabar jų ataka. Laikas nenumaldomai bėga. Prie pabaigos pirmasis kėlinys, sakykime taip, kol rezultatas 0-0, negalime kažko pasakyti ypatingo, tačiau jeigu mes žiūrėsime pagal progas ir pagal galimybės, tai turbūt besąlygiškai visi žiūrovai sutiks, kurie stebėjo pirmą kėlinį nuo pat pradžios, kad tikrai arčiau tikslo ir gerokai arčiau tikslo pelnyti pirmą įvartį buvo aikštės šeimininkai. Panevėžio futbolininkai, nors tas tikslas dar ne visiškai nepasiekiamas, dar lieka tos kelios minutės ir galima būtent per tas kelias minutės pelnyti įvartį. O jau ir nori žiūrovai, kurie skanduoja įvartį. Taigi Mantas Savėnas dabar perima tą pakėlėjo estafetę iš Arno Riboko. Pakeltas kamuolys ir Čirba neblogai žaidžia kumščiais, smūgiuodamas kamuolį toliau. Svečių ataka gausiamis pajėgomis šį kartą bando aktyviau žaisti puolime varžovai, smūgis iš toli, kamuolys liečia vieną panevėžiečių žaidėją ir rieda už galinės linijos. Kampinis prie Panevėžio komandos vartų ir dabar reikia būti labai budriems ir dėmesingiams, nes, kaip minėjau, standartai visuomet yra pavojingi ir nežinai, kas ir pirmasis suskups prie kamuolio ir kur tas kamuolys atsidurs, būtent baudos aikštelės ribose. Pakeltas kamuolys, jis jau kerta aikštės ribas. Akivaizdžiai tai parodo Mažeika. Rakašius, perdavimas Suvaizdžiui. Šis Ribokui. Rakašius. Tadas Markevičius krinta, tačiau pražangos nėra. Atsina. Vėlgi labai šį kartą gausiamis pajėgomis ginasi vilniečiai prieš vienintelį mūsų komandos puolėją šiame epizode. Atsina vėl su kamuoliu. Jo neblogas perdavimas į kraštą. Grigorenka yra daugiau erdvės, mėgsta ukrainietis tokius laisvus plotus, tačiau kol apdorojo kamuolį, suskumba prie jo ir Nikolajus Misiukas, taigi nebėra tos erdvės. Dabar vėl Grigorenka, kairiajame krašte. Savėnas, Grigorenka, Savėnas, smūgis iš toli virš vartų. Gražiai senelė žaidė dabar du kartus, atlikdami praškit identišką derinį. Eduardas Grigorenka ir Mantas Savėnas, bet pastarojo žaidėjo smūgis tikslo nepasiekė.
Kova dėl kamuolio. Ir kamuolys atitenka. Na, tiesiai mums. Kamuolys atitenka į transliacijos kabiną, atlėkė jis. Tačiau yra rezervinis kamuolys. Taigi mūsų mergina, operatorė, greitai susirientavo toje situacijoje. Kamuolį grąžino futbolininkams ir jie toliau tęsia kovą. Jis jau Gabrieliaus Domkaus kontrolėje. Perdavimas Baniui. Šis jungia Markevičių, bet šiek tiek per stipriai pasiųstas kamuolys ir Tadas Markevičius nespėja prie jo. Rakašius, Lukšys. O čia labai kietai rungtyniauja Ciba Simitana ir pražanga skiriama jam. Toks nemalonus epizodas. Tačiau Gediminas Mažeika nusprendžia, kad nebūtina kviesti gydytojo aikštę, taigi panašu, kad galės tęsti Nikolajus Misiukas rungtynes. Taip ir yra. Jis atsistoja. Ir baudos smūgis link Panevėžio komandos vartų. Smūgis galva, nestiprus, netikslus ir dabar Marius Suvaizdis grąžins kamuolį į žaidimą. Rezimuojant pirmą kėlinį galima pasakyti taip, Panevėžys neišnaudojo progų ir dėl to rezultatas tebėra 0-0. Pertrauko, kurios metu mes dabar kalbėsime su Marijumi Stankevičiumi, taigi visiems, kam įdomu, buvusio Panevėžio ekrano ir Lietuvos rinktinės žaidėjo mintis ir apie šias rungtynes ir apskritai prašome likti su mūsų TV. Šiandieną Panevėžio Aukštaitijos stadione sutikau Marių Stankevičių. Labadiena, Mariau. Kokie keliai ir kaip vis dėlto čia atsidūrė Panevėžyje? Tai Panevėžyje lankau mamą ir senus savo draugus. Tai atostogauju iš tikrųjų, grįžau į Lietuvą šiek tiek paatostogauti ir aplankyti savo mylimiausius žmonės. Malonu, kad patį išvydo ir žiūrovai čia susirinkę Aukštaitijos stadione. Kaip vis dėlto futbolas turbūt nelabai įdomu stebėti pirmosios lygos pirmenybės, kai gimto miesto komanda nežaidžia A lygoje. Tai galbūt neįdomu šiaip, žinai, šalyje žiūrėti, geriau pačiam žaisti yra. Bet o kas liečia futbolą, tai galbūt norėtųsi matyti aukščiausiai lygoje Panevėžio klubą. Norėtųsi, aišku, galbūt matyti labiau net Panevėžio ekraną. Gal buvusi, kur, žinai, daug metų jisai buvo. O šiaip, jisai futbolas lieka futbolu, tai visados malonu pamatyti, ypač senus mano komandos draugus, trenerius, kaip ir žaidėjus, Glevecką, paimkim Savėną, paimkim tą patį Liubinską. Tai visados malonu pamatyti, o pirma, aukščiausia lyga, tai tik tai
to futbolo dalis. Kaip lygis apskritai pirmos lygos pačio akimis, ar, sakykime, konkrečiai kalbant apie Panevėžio komandą, ko vaikinams trūksta, ar pakankamo to lygio, kad žaisti A lygos čempionate? Tai aš nelabai galiu palyginti, nes iš tikrųjų dabar ta A lyga irgi nelabai aš ją gerai pažįstu, kad pasakyti, bet šiandienos varžybose matau vis tiek, Panevėžio komanda šiek tiek, man atrodo, aktyvesnė yra ir šiek tiek daugiau kažką tai kūrė. O daugiau, kad pasakyti, čia stipresnė ar prastesnė, visi nori laimėti, visi stengiasi žaidžia, tai man atrodo, visi turi lygiai šansus. Paties sportinė karjera, ar jinai dar bus tęsime užsienio klubuose, kokios mintis apie artimiausią futbolininko karjerą? Tai artimiausia yra tokia, kad dar turiu vienus metus Italijos Sienos komandoje. Tai žiūrėsim, kaip pasakyti, aišku, tie metai tik tai daugėja jų, o futbolas irgi, kaip sakant, nebeduoda tiek jau to šanso, kaip sakant, aukštesniam lygiui. Tai aišku, jisai eina į pabaigą, o kada jį užbaigsim, bus matyti. Galbūt yra kažkokia viltis tave išvysti, tarkim, po metų, kai pasibaigs kontraktas ir Panevėžio komandoje. Daug žaidėjų užbaigia karjeras būtent savo gimtose klubuose. Nu, kai sako, nespjauk į vandenį, tai niekada nežinau, kas galėtų atsitikti. Tai, pagyvensi, pamatysim. Aišku, labai ačiū, Mariau, ačiū. Malonu. Prašau.